Ar žinai, kiek smegenys turi operatyvios atminties? Arba kaip ją įtikinti, kad esi vienintelis? Ar nuo ko pradėti, kad taptum nesustabdomas? Pirmadieniais ir penktadieniais įdomus ir naudingi faktai, o trečiadieniais mūsų laukia Pažink save su Eranas Mov. Štai, pažiūrėkit! Dar praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje meksikiečių neuromokslininkas ir sąmonės tyrinėtojas Jacob Greenberg sugebėjo įrodyti, kad telepatija yra reali. Tačiau vėliau jis išnyko. Leiskite paaiškinti. Viename iš šio eksperimentų du žmonės buvo patalpinti atskiruose kambariuose. Pirmasis ramiai sėdėjo, o jos smegenys buvo stimuliuojamos mirksinčių šviesos blyksnių. Tie blyksniai sukūrė labai specifinį smegenų atsaką, aišku neuroninį pėdsaką. Tačiau čia prasideda keistenybės. Antrasis žmogus, negavęs jokios stimulacijos, tiksliai tais pačiais momentais parodė pokyčius savo smegenų veikloje. Jacob Greenberg pažengė dar toliau. Jis dirba su medituojančiais asmenimis. Kai žmogus medituoja, jo smegenų bangos lėtėja ir tampa koherentinės. Iš chaotiškų virsta suderintomis. Vienas žmogus meditavo, kitas nedarė nieko. Atspėkite, kas nutiko. Smegenų bangų modeliai sinchronizavosi realiuoju laiku. Mokslininkas tikėjo, kad žmogaus protas gali prisijungti prie bendro informacinio lauko. Neregiamo audinio po pačia realybė, kuriame sąmonė nėra įkalinta kaukolė, o visos realybės yra tarpusavėje sujungtos. Įdomiausia tai, kad 1994 m. gruodį jis dingo. Vieni teigia, kad buvo nutildytas, kiti, kad perėjo į kažką, iš ko negalėjo sugrįžti. Tiesa ta, kad niekas iš tikrųjų nežino. Tačiau svarbiausia čia yra tai, kad jūs tai jau esate patyrę. Klausant muzikos, žmonių miniose, gilaus ryšio akimirkomis, arba tada, kai pagalvojate apie draugą, o jis taiga parašė žinutę. Šį ryšį jūs jau esate jautę, bet deja, išmokome jį ignoruoti.